Laidą pristato Radio centras. Įsijunk gerą nuotaiką. Labas vakaras, gražioji lietuvėlė, sveika mano mieloji Ievužėlė. Jogaila mano, negi pablūdai, kokius čia pirmos klasės eilėraščius deklamuoji. Ievužėlė, saulužėlė, šiandien juk pasaulinė poezijos dienelė. Tik nesakyk, kad tą progą klausysimės nesirimuojančių Vladimiro Romanovo eilių. Ievudė, kaip tu galėjai taip pagalvoti? Romanovas dabar rimtesniais dalykais užsiėmęs. Kol jo namuose daromos kratos, jis pienino skambesiu linksina pareigūnaus klankom. Klausyk, gal ir mes kokią kratą suorganizuokime. Pavyzdžiui, bunkės namuose. Eik tu, Ieva, nieko gero pas tą bunkę nerasi. Gal tik Kelnaičius su Svarovskiais. Mes kratas darysime kitų žvaigždžių gyvenimuose. Nešvankiausi anekdotai tiesiai iš žvaigždžių lūpų. Užtenka pajokavimo apie byt ir byt. Kas slepia Radžį? O ta paslaptis, kaip čia visi bando išgauti kažką. Žąsai atvirai apie šeimos pagausėjimą. Turėčiau turėti berniuką. Žymios dizainerės kainos ir žvaigždžių stiliukas. Jogaila, o žinai, kad besijuokiant galima sudeginti iki 500 kalorijų. Oho, tai čia tiek pat, kiek lygiai 1 valandą bėgiojant stadione. Taip, ir dar mokslininkai teigia, kad juokas tonizuoja veido odą, sumažina vėžio riziką ir apsaugo nuo infarkto. Ir ką tu tuo nori pasakyti? Dabar viešai deklaruoju, kad visos moterys planuojančios veido patempimą atšauktų registracijos pas plastikos chirurgus, o visi storuliukai nulipkit nuo tų treniruoklių ir atsipūskit. Super LT jums skiria juoko terapiją. Nepamiršk Uspaskicho, kuris dėl savo širdelės ligoninės atsiduria. Taip, ponas Viktorai, išgelbėsime ir jūs nuo visų buvusių ir būsimų ligos patalų. Mes jums skiriame mažytę, bet labai sveiką juoko dozę. Juk dabar juoktis galite, ponia Viktorai. Greičiausiai vis tiek į belangę nesėsite. Sostinėje duris atvėrė naujas komedijos klubas, vieta, kur žymiausi šalies komikai iki ašarų prajuokina net rūsčiausius pesimistus. Juoko vakarą pradėjęs jaunuoju Šapranausku pravardžiuojamas Justinas Jankevičius publiką privertė kvadoti iki pilvo skausmo. Man labai patinka į klubus vaikščioti, nes tenais, kur įeini į klubą ir tenais Lietuvoje, ypač jeigu klubas Lietuvoje, tu, kur daugybė gražių merginų ir tu jautiesi kaip tas toksai vaikas saldainių parduotuvėje, ne? Toksai. Ir nebent tu esi žinotas ir tada pamatai žiedą ant savo rankos ir tada tu jautiesi kaip vaikas saldainių parduotuvėje, bet tu turi diabetą. Anot humoro meistro prajuokint žiūrovus vienas sunkiausių dalykų šou pasaulyje. Justinas aiškina, kad vienas svarbiausių juokinimo dalykų – nuskanuot, ko tikis publika. Ir skirtingoms publikoms veikia skirtingi dalykai. Vieniems sueina tik tai intelektualūs bajeriai apie kažkokius tai tenais istorinius įvykius ir sudėtingos visokios formuluotės. Kitiems užtenka pajokavimo apie ir tipo viskas tvarkoja. Jankevičiui pritarė ir humoro jausmo nestokojantis Gediminas Juodeika. Verslininkas sako, kad kalbos apie antrą galą prajuokina net didžiausią niurzgalių. Nu tai ką, apie mergas, apie visokius organus ir apie visus kitus dalykus. Seksas, blondinės ir taip toliau. Tai čia yra neišsemiama amžina tema, kurią galima kalbėti visą naktį be sustojimo. Papai yra žiauriai vertinga valiuta bet kokiam klube. Ar senu, kur moterys yra tobulesnės už vyrus tuo, kad jos turi šituos. Kur mes negalime vyrai vaikščioti su pusę išlindusio, ne? Dainininkė Atlanta sako nemokanti prajuokinti kitų, tačiau pati dievina gerą juoko dozę. Man patinka anekdotai, aš juos visus mėgstu, bet aš nežinau, gal pati būdama blondinė, jų niekada nepamenu ir tikrai negalėčiau būti tas žmogus, kuris juos atkartoja. Bet man labai smagu matyti tokius grandus, kaip kad Justinas Jankevičius, iš kurio, kaip ir minėjau, tikiuosi išgirsti ir kad jis mūsų visas blondinės ir kitas moteris nustebins įstabiais juokeliais. Atlantos noras Justinų įsakymas. Komikas kelia įstabų juokelį, kuris tikrai nustebins moteris. Man patinka storos merginos, bet tik tai ne tos, kurios tipo, kur aš čia laikinai stora. Dar vienas dalykas, kurs ypatingai priverčia džiaugtis lietuvį – kaimyno nelaimė.
Visą laiką yra, kaip sakyti, tai yra labai juokinga. Neseniai prie autostrados, Kaunas Vilnius autostradoje sudegė vienas toks objektas. Tai kai jūs žinotumėt, kiek aš juokiausi. O Jėzus, ne tas žodis. O štai plaukų stilistas Valerijus Gigevičius neabejingas anekdotams su keiksmažodžiais. Man patinka Šapranauskas, man patinka jo stilius, man patinka galbūt tas toks biški pošlas, biški su keiksmažodžiais. Kas slepia Radžį? Va ta paslaptis, kaip čia visi bando išgauti kažką. Žasai atvirai apie šeimos pagausėjimą. Turėčiau turėti berniuką. Ar iš tiesų Kristina Ivanova šarkas paliko dėl vestuvių? Laikas Liutaurui sukurti man kažkokią vestuvinę suknelę. Kiek pinigų deimantams išleidžia Lietuvos žvaigždynas? Jis ten kažkur apie 15 000 litų. Sostinėje duris atvėrė naujas komedijos klubas, vieta, kur žymiausi šalies komikai iki ašarų prajuokina net rūsčiausius pesimistus. Štai plaukų stilistas Valerijus Gigevičius neabejingas anekdotams su keiksmažodžiais. Man patinka Šapranauskas, man patinka jo stilius, man patinka galbūt tas toks biški pošlas, biški su keiksmažodžiais. Juokaujant vienas svarbiausių dalykų jaus saiką. Vakaro metu neapsieita be incidentų. Juokaut bandęs Domas Raibys su juokeliais prašovė pro šalį. Skaivai Jasevičiūtė išdrįsus pareikšt, kad pokštininko juokeliai nejuokingi, šis pasimetė. Aš girdėjau, kad patinka. Patik paprikos? O prie ko čia yra paprikos? Nes mums patinka ir viskas. Nu tai agurkus patogiau. Bananas, jeigu nuluptas, irgi geriau. Kaip? Aš daržovių nesantykiauju su daržovėm. Po tokių humoristo žodžių salėje nesigirdėjo ne tik juoko. Garsenybės toks komiko elgesys labai papiktino. Labai juokinga, kai žmogus nori kažką pavaryti kietai ir tada pradeda keiktis. Keiksmažodžiai, žinai, čia vaikus gali prajuokinti, o suaugę žmonės jau norisi kažkokių subtilesnių dalykų, kad kažkaip tu pasijuoktum iš situacijos, iš kažkokios minties, bet tikrai ne, kaip čia sakė, ten apie, taip sakant, apie lytinį aktą ir taip toliau, apie organus. Čia iš tikrųjų labai primityvu. Tai yra žiūrovas, tu esi čia ant scenos ir jeigu tu jau pradedi pošlinti tam žiūrovui, jau negražu. Juokdarys Raibys sako, kad būdamas scenoje labai įsiskaudino. Mat jo profesijos žmogui nieko nėra blogiau, kaip išgirs žodį nejuokinga. Aš nenoriu šiaip bet kuriuo atveju nieko įžeisti ir nenorėjau ir tai viskas, ką aš pasakiau ant scenos, tai tikiuosi ir liks ant scenos, nes vienaip ar kitaip daugeliu atveju šauk tiesiog nejuokinga, tai yra blogiausias dalykas. Vis dėlto juokaut reikia mokėti. Tačiau kaip to išmokti? Turiu savo anekdotų, sakykime, mokytoją arba anekdotų lobyno saugotoją, tai yra Vytautas Šapranauskas. Ir visi jo anekdotai yra, iš tikrųjų, sakykime, tai kol kas nepralenkiamas ir neužmušamas žmogus šitoje sferoje. Tai jo anekdotai yra patys juokingiausi. Studijavau juoko visą fiziologiją. Tai yra paprasta taisyklė ir formulė, kaip tai daroma. Tai yra tiesiog nustebinti žmogų. Tai yra, tu turi jį nustebinti. Į jo galvą įsodinti vieną mintį ar idėją, kaip tai turėtų pasibaigti ir pabaigti visiškai kitaip. Radio laidų vedėjas Skaiva tvirtina, kad norint gyventi linksmai, neužtenka būti įvaldžius geros anekdotų skaldymo taktikos. Tai yra tokia taisyklė. Moteris, tarkim, pasakoti anekdotus, jinai niekada tikriausiai nebus juokinga. Arba turi būti išskirtinio talento moteris. Tačiau aš, kadangi dirbu jau radijuj daugiau negu 10 metų, aš pastebėjau, kad moteris, kuri moka juoktis iš savęs, klausytojams ir šiaip žiūrovam visiems yra priimtina ir juokinga. Taigi juokinimo pamokos išdalintos. Humoristai prajuokino iki ašarų, dabar žiūrovų linksminimo testą teks atlikti vakaro svečiams. Tad pradedam. Ėjom su draugu ir pamatėm dvi panelės ir, užsimėskė kažkoks ten, šis ten, kabinam ten jas ir mes prasilenkėm ir aš ten dar atsisukinėjau į jas, ten kažką žiūriu ir tada atsisuka ir atsitrenkiu į medį. Blondinės eina oro uoste ir sako, draugė, sako, žiūrėk, aš nesuprantu, kaip tie teroristai vagia lėktuvus, taigi pažiūrėk, kokie jie dideli. Kita blondinė sako, durna, jos vagia tada, kai jie būna aukštai danguje, tada jie mažiukai. Sakoma, kad juokas ne tik nuteikia pozityviai, bet ir ilgina žmonių gyvenimą. Kas, bet Super LD juoko dozių turi užtektinai kiekvienam. Taigi kvatojimo sezonas skelbiamas atidarytų.
Jogaila, dabar imsime specialaus tyrimų, apie kurį ryto kalbės visa Lietuva. O javūžė mane jau prakaitai muša. Ką tirsime? Bandysime atskleisti slaptą Radži gyvenimo etapą. Yra užuominų, kad mūsų lietuviškasis čigonas galimai gyveno su vyru. Nu, ir kasgi čia tokio jau baisaus, atsiprašau, pamanyk, su vyru gyveno. Gal kokį kambarioką buvo įsitaisęs, kad už šildymą pigiau būtų mokėti. Gal ir taip, bet galimas Radžis sugyventinis sako, kad tai nebuvo tik gyvenimas kartu. Jis prasitarė, kad 3 metai buvo kupini meilės. Tai tu nori pasakyti, kad Radži yra gėjus? Gink dieve, aš taip neteigiu, bet žinai, kaip sakoma, gyvenimas nuveda įvairiais keliais. O kokiais keliais buvo nužygiavęs mūsų Radži, mes ir pabandėme išsiaiškinti. Radžio gerbėjos užgniaužusios kvapą bando įmint myslę apie garsiausio šalies Romo gyvenimo peripetijas. Viename realybės šou prabilta apie tai, kad vienas iš dalyvių su Radži gyveno 3 metus. Ir gali būti, kad tas dalyvis vaikinas. Netrukus ir pabandysime tą paslaptį įminti. Pirmą kartą paviešinsime ir niekur dar nerodytas nuotraukas, kuriuose dainininkas užfiksuotas su žmogumi, kurio prisiminti nelabai nori. Bet apie viską nuo pradžių. Apie atskleidžiamas privataus gyvenimo detalės atlikėjas ničnieko nenutokė, mat pastaruoju metu itin daug laiko praleido užsienyje. Nu, iš tikrųjų turiu kvietimų nemažai ir šiemet važiuosiu birželį į Ameriką. Buvau Londone. Aš džiaugiuosi, kad lietuviams esame reikalingi, mes Lietuvos dainininkai, ne tik Lietuvoje, bet ir ten gyvenantiems lietuviams. Niekam nepaslaptis, bet ir Didžioji Britanijoje tai pasitvirtino, kad didžiausia dėmesį Radžiui žarsto moterys. Ir taip jau matyt gamtos parėdyta, kad dažniausiai vyresnio amžiaus. Aišku, daugiau ateina moterų, nes vyrai priversti eiti tuos koncertus. Čia nieko naujo. Bet ateina ir vyrų, kurie ateina paklausyti tiesiog. Dažniausiai neša gėlės, močiutės duoda anūkam, moteris pačios atneša, o iš vyrų padėka, rankos paspaudimai. Ta prasme, kažkaip nežinau, žmonės į tą muziką, kurią aš atlieku, tai reaguoja tikrai gerai. Grįžtant prie kalbų apie realybės šou, dainininkas puikiai pamena, kad televizijos projekte jo žvaigždė ir suspindo. Aišku, kažkokią populiarumą galbūt priduoda, bet aš nebesistengiu būti populiarus. Aš tiesiog dabar laikausi stabilumo ir kiek tas duosis, kiek aš rodysies, kiek mane kvies, nuo to priklausys. Taip jau atsitiko, kad pasibaigus vieniems realybės šou projektams, Radži netikėtai buvo susietas su kitu, nors jame ir nedalyvauja. Iš kur išdygo vienas iš dalyvių, kuris tvirtina, kad su Radži gyveno 3 metus? Negana to, tas šou dalyvis tikina, kuomet bus atskleista jo paslaptis, Lietuvoje kils skandalas. Ir lyg tyčia, nežinia tik ar dėl baimės, ar dėl kitų priežasčių, Romų kilmės dainininkas nusprendė užtildyti šou rengėjus. Anot projekto organizatorių, Radži kategoriškai prieštaravo, kad būtų atskleidžiamos jo privataus gyvenimo detalės. Nieko ten nebuvo, ten paprasčiausiai jie įvardino taip, kaip jiems patogu yra. Tai aš ten laiške visai buvo minimos kitos detalės, ta prasme, kaip aš atstovauju LNK, nes esu LNK žmogus, tai buvo įvardinta, kad nenorėčiau, kad naudotų mano vardo. O ne, ten net nebuvo kalbos apie privatų gyvenimą. Ta prasme, jie pateikia kaip visada, tai nieko naujo ir kaip jiems patogu, jie taip ir padaro. Dainininkas tikina, kad jokių skandalingų paslapčių neturi, o užuominos apie tai, kad jis galimai 3 metus gyveno su vienu iš šou dalyvių, absurdas ir noras jo vardo dėka padidinti televizijos projekto reitingus. Aš matau, kad labai populiarus, nes tiek žmonės, ypač TV3, tai jau tiek mane nori nuvalti, kad jau, jie traktuoja taip, kaip jiem patogu, nes ten laiške visiškai buvo kitos detalės parašytos, bet aišku, niekas neparašys teisybės. Akylesni televizijos žiūrovai tiki, kad jau yra išsiaiškinę, jog Radži 3 metus slėpė gyvenantį su vaikinu Valdu. Interneto komentatoriai aiškina, kad yra pastebėję panašias Radži ir Valdo manieras. Pats Valdas yra prisipažinęs, kad jo buvusios antrosios pusės vardas itin retas. Taip pat vaikinas atskleidė turėjęs lytinių santykių su vyru, o jo paslaptį išaiškinus skandalas kils ne tik Lietuvoje, bet ir vaikino šeimoje. Turiu tokią paslaptį, kurią Lietuva bus visą šokiruota ir net nenutokėt, kas tai gali būti, kas per paslaptis. Bet kokiu atveju, jeigu taisyklingai bus paslaptis įvardinta, tu atskleis mano paslaptį, bus nepatenkinti mano šeima, ir
aplamai, žinai. Čia yra mano gyvenimas, ką aš noriu, tą darau. Dar viena detalė siejanti Radžį su Valdu - ši vaikino nuotrauka. Pasak šou rengėjų, dalyvių paslaptys užfiksuotos jų nuotraukose. O dabar palyginkit štai Valdo nuotrauką, o čia dainininkas Radžį. Ar matot kokių nors panašumų? Radžio klausėm tiesiai šviesiai. Ar jis pažįsta Valdą? Ar tai netyčia nebus tas žmogus, su kuriuo jis praleido 3 savo gyvenimo metus? O tai tu su tuo Valdu gyvenai ar negyvenai? Su kokiu Valdu? Kur ten dalyvauja? Aš nežinau, apie ką mes šnekam ir kokios tai yra detalės. Paprasčiausiai ten įvardinama ne tas, kas turėtų būti. Aš nežinau, tai aš pats noriu sužinoti ir laukiu, nes man pačiam labai įdomu. Jeigu įdomu, dabar pademonstruosime dar kelias nuotraukas, kurios dar niekada nebuvo viešintos. Štai Radžį tikina nepažįstantis Valdo. O štai šiuose kadruose dešinėje sėdi Radžį, o kairėje vaikinas lyg 2 vandens lašai panašus būtent į Valdą. Šie kadrai gimė prieš 2 metus, netikėtai Radžį išvydus vienoje sostinės lauko užkandinėje. Išvydęs fotografą, dainininkas sutriko ir nebaigęs valgyti su kompanionu nužygiavo savais keliais. Dar kartą užsiminus apie Radžį ir Valdo galimą bendravimą ar bent jau pažintį, atlikėjas ir toliau išsisukinėja. Ne, aš tikrai žinokit nežinau. Jeigu aš žinočiau, tai pasakyčiau, bet kad aš nežinau, ko jie ten iš manęs nori, aš niekaip nesuprantu. Lietuvos Romas nekartą viešai pasižymėjo savo impulsyvių charakterių. Vos tik pasklidus kokiems nors gandams apie Radžį, dainininkas neslėpė pasipiktinimo ir netgi varstė teismų duris. Šį kartą realybės šou organizatoriams užuominomis prakalbus apie būsimą skandalingos paslapties paviešinimą, atlikėjas sklaidyt gandų teismuose nesiruošė. Radžį teigia pernelyg nesilvartaujantis. Jei kas nors kokių žarijų papadais ir pažers, jis gali ilgesniam laikui išvykti už Atlanto. Jo, aš dabar niekam nesu priklausomas. Gyvenu savo ir, ta prasme, ką noriu, kaip noriu, tą ir darau, tai aš tikrai niekam neprivalau atsiskaitinėti. Ir jeigu reikalas bus, ta prasme, aš esu čigonas ir klajoja čigonai visam pasauliu ir visam. Ar iš tikrųjų Radžį slepia gyvenimą su Valdu, galbūt atskleis netolima ateitis. O Radžiui linkim teisybės prieš patį save. Juk ir pats sako, kad pagrindinė jo populiarumo formulė - dainos iš širdies gelmių ir atvirumas. Beje, atvirumas geras ginklas ne tik populiarumui išlaikyti, bet ir kovai su praeities šešėliais. Laidą pristato Radio centras. Įsijunk gerą nuotaiką.